Sveiki, esu Lina Rudaitienė ir šiandieną mes tęsime sąmoningos kūrybos projektą susijusi su sveikata, gera savijauta, sąmoningų savęs ugdymu. Šiandieną pas mus svečiuose Paulius Ratkevičius, tai yra asmenybės ugdymo mokytojas, dvasinis viduolis. Pauliau, prašau apie save papasakoti šiek tiek daugiau. Kaip gerai mane pristatėt. Man labai patiko. Tai sveiki visi. Aš esu asmeninis treneris, Paulius Ratkevičius, taip pat esu Europos fitneso čempionas. Jau visas mano gyvenimas susijęs su sportu, mityba, taip pat paskutinius 15 metų su sąmoningumu labai stipriai. Ir ką pastebėjau, kad tai yra neatsiejami dalykai, norint būti visapusiškai laimingu. Tad džiaugiuosi dalyvaudamas čia ir galėdamas pasidalinti savo patirtim. Labai malonu. Taip, patirtis yra svarbiausia. Mums iš ties tenka pripažinti, jog įvairių tų įtampų gyvenime susiduriam su jomis labai nemažai, jų yra įvairių ir būdų susitvarkyti su jomis taipogi yra įvairių. Na, aš, pavyzdžiui, sąmoningų kvėpavimo mokymais užsiimu jau apie 20 metų, virš 20 metų. Ir iš ties daugiau akcentas yra saviugdai, savęs pažinime ir kvėpavimo mokymėsi, atstatyme taisyklingo kvėpavimo. Pauliau, veikla asmeninio trenerio, kiek tai yra susiję su fiziniu kūnu ir su kvėpavimu? Tai asmeninio trenerio veikla faktas, kad su fiziniu kūnu labai susijusi, o kvėpavimas yra neatsiejama to dalis. Netgi mes, kai kvėpuojam atlikdami pratimą, tai mes turime kvėpuoti ritmingai, kuomet keliame svorį gerai ir iškvėpti ir kuomet leidžiame jį, tai yra lengvoji fazė įkvėpti. Tai jau vien tą sutrikdžius, tas kvėpavimas tampa labai mums trukdantis, nes būna žmonės, jeigu nemoka to daryti ir tiesiog kilnoja užlaikę kvapą, tai labai sunku atlikti tuos visus pakartojimus serijoje. Čia kalbant apie fizinę dalį, visiškai apie sportą, tai jau vien tas kvėpavimas ritmingas kartu sujungiant su fiziniais pratimais jau jis yra labai svarbus tam, kad mes gerai jaustumėmės, kad užpildytume save deguonim, tai yra ypatingai svarbu. Ką galiu pasakyti apie, ką pastebėjau iš žmonių įtampų, kas yra labai svarbu, kad atlikdami tempimus žmonės norėdami tai daryti efektyviau, taip užlaiko kvėpavimą ir tai nebūna taip efektyvu, nes įsitempia visas kūnas, o tempime labai svarbu yra atsipalaiduoti. Ir kuomet tas kvėpavimas yra toksai atpalaiduotas, lengvas tempimo metu, jokių įtampų kūne, matosi, kad žmogus tiek tobulėja fiziškai, nes gali gerokai geriau prasitempti ir jisai neįsitempia. Ir tas toks įprotis, kurį labai lavinu savo klientų tarpe, jisai labai mums pasitarnauja ir gyvenime, nes jeigu mes taip atliekam pratimo metu, vadinasi, mes gyvenime stresinėse situacijose atliekam lygiai tą patį, susikaustom, kvėpavimas tampa labai paviršutiniškas, o kaip tik reiktų atsipalaiduoti. Aišku, kaip ir visi žino, tai teoriškai, bet praktiškai netaip lengvai ir įsigyvendina. Tad aš labai džiaugiuosi prisidėdamas prie to, mokydamas, kad ten toj sunkesnėj situacijoj, kuomet vyksta ar tempimas, ar kažkoks kitas fizinis dalykas, mokau to gilesnio kvėpavimo, tiesiog fizinio kažkur tai ten nevizualizuojant ar panašiai, kas tikiu, kad prisideda ir gyvenimiškose situacijose, kuriuose tuomet, kuomet jos yra šiek tiek sunkesnės. Dėkui, labai teisingi pastebėjimai išsamus. Ir kaip tik tai mano ir buvo mintis paklausti, kaip sekasi apjungti būtent tą fizinį darbą, ar ne, su savo kūnu, kvėpavimo ir jau būtent kasdienybės susidūrimas su įvairiom situacijom iššūkiais. Tai akivaizdžiai apie tai pasakyta buvo, kad vis dėlto kvėpavimas gali padėti, bet svarbiausia šiuo atveju, aš taip suprantu iš pasakojimų, kad labai nemažai skiriama dėmesio ugdymui savistabos, sąmoningumo, pastebėjimo, ar ne? Jeigu aš pastebiu savo būseną, aš atitinkamai dirbant su kūnu, užsiemant kažkokiais pratimais, išmokstu stebėti savo kūną, išmokstu stebėti savo kvėpavimą ir ta tokia sąmoninga savistaba atitinkamai pritaikoma ir gyvenime.
Jo, tai jau vien tas pastebėjimas, kad gal kažką reiktų pakeisti, aš skaitau, kad tai jau yra pusė rezultato, nes didžioji dauguma žmonių, jeigu nekreipia į tai dėmesio, tai tiesiog ir praleidžia tai, kad ten pas juos kažkas tai įsitempia. Kalbant apie tą kvėpavimą, sąmoningą kvėpavimą, kokios rūšys tai būtų, jūs pati pristatėte, aš ir pas jūs buvau, man labai patiko jūsų kvėpavimuose, jo prigimtinė kvėpavime, tai fantastika, taip pat ir rebefingas, Wim Hofo metodas, tai tikrai tų būdų yra išbandyti. Man fantastiškos praktikos, pats taip pat žmonėm duodu tokius lengvesnius pratimus, gal po treniruotės keletą minučių kartu su vizualizacija. Man vienas labiausiai patinkančių man pratimų ir turbūt pats paprasčiausias pasaulyje, tai aš tiesiog įkvepiu ir vizualizuoju, kad įkvepiu visato šviesą į save, dar mintyse tai pasakau ir iškvėpdamas sakau, paleidžiu viską, kas sena. Tai tokį pratimą netgi aš pats darau visą laiką prieš darbą, ateinu 5 minutės, kol apšilinėja koks klientas, aš atsisėdu tiesiog ramiai ir padarau bent 3 minutės. Tai man fantastika, ta prasme, tai toks yra pasiruošimas ir aš tuo labai tikiu, kad tas kvėpavimas man dar atsiunčia žinių iš visatos, kaip dar geriau padėti žmonėms. Tai šį kvėpavimą taikau tiek savo, tiek žmonėms, su kuriais dirbu ir kas man labai patinka, kad jokių absoliučiai įgūdžių neturintis žmogus ar meditacijų, ar ten kvėpavimas, jis jau gali tai vykdyti. Ir tai yra labai efektyvu. Tai aišku, reikia daryti pastoviai. Be abejo, sutinku. Va, kaip tik ir norėjau paklausti jūsų, ką rekomenduotumėte būtent savo žmonėm, su kuriais dirbate ir apskritai visiems, kurie, pavyzdžiui, mūsų šiuo metu klauso, žiūri, ką rekomenduotumėte iš savo patirties ir ne tik, aišku, apie kvėpavimą apskritai, bet vat, kvėpavimo pagrindų, į ką labiausiai vertėtų atkreipti dėmesį, ką labiausiai akcentuoti, ypač naujokams. Tai aš paminėjau tuos sporte, kad, ta prasme, tas kvėpavimo užlaikymas, aišku, profesionaliam sportui yra šiek tiek viskas kitaip, kuomet yra labai didelis svoriai, tai čia jau atskira tema, kuomet šiek tiek yra užlaikomas ten keliant, bet apskritai siekiant sveikatingumo, tai stengtis kuo harmoningiau tai daryti, kad kvėpavimas būtų ritmingas kartu su fiziniais veiksmais, jeigu mes kalbame apie sportinę dalį ir apie mūsų fizinį kūną. Apie kažkokias tai papildomas meditacijas, tai aš pasakiau savo pagrindinį pratimą, kuris aš jį darau beveik kiekvieną dieną, kai aš jį sužinau, kažkaip man jisai taip prilipo. Dar būna, kai dar noriu geriau pasiruošti kažkam, ar tai būtų bet kam, tai aš tiesiog dar tą patį pratimą atlieku ir kartoju frazę, nekviečiu visato šviesą į save, kviečiu visą žinojimą į save. Tai man šitas taip pat labai gerai veikia, kuomet aš noriu kažkam tai geriau pasiruošti ir būti dar naudingesnis, tai aš tą vizualizuoju ir tikiu, kad tas visas žinojimas pas mane ir ateina ir kartais tokie sprendimai gimsta, kad aš suvokiu, kad čia ne aš sugalvojau. Aišku, nežinau, kiek tai yra mano fantazijos vaisius, bet bendraja prasme labai tikiu, kad mane tai daro laimingesniu, labiau ramiu gyvenime ir labiau atsipalaidavusiu. Tai dažniausiai tie sudėtingi mechanizmai slypi paprastume ir tokie paprasti pratimai, nes aš pats esu tų šalininkas, kur man labai ilgai arba labai sudėtingai patinka daryti labai retai. Aš mėgstu daryti labai paprastus pratimus, kurie trunka keletą minučių ir aš pasijaučiu gerai. Faktas, kad nueiti į kokį rebefingą valandinę sesiją man taip pat patinka. Taip, be abejo, bet naujokams pradžioje reikia bent jau pabandyti, todėl tos kelių minučių, pavyzdžiui, užsiėmimai irgi yra gerai, pasibandymai. Jo, nes nežinia, kaip gali žmogų išgąsdinti, čia kaip su bet kuo ten. Žmogui, kuris nebandęs, gal jam ir patiktų šiek tiek prisiliest, bet jeigu duosi labai didelį krūvį, kaip ir sporte, jeigu pertreniruosi, kitą dieną labai stipriai skaudės raumenis, galvos, neįdomu tas sportas, čia ne man, čia man per sunku, čia, žodžiu, toksai susidaro nekoks jausmas, tai aš irgi už tai, kad duot prisiliest, pabandyt, pajaust kažkokią minimalią naudą. Taip, labai puiku. Sutinku, nes ir pas mane iš patirties susidaręs įspūdis yra, kad pradžioje yra svarbu žmonėms prisiliesti prie paprastesnių technikų, saugiau eiti per mokymosi, sakykime, tą kelią ir atitinkamai jau šiek tiek patirties įgyjus, galbūt šiek tiek jau drąsiau prie stipresnių technikų liestis. O Pauliau, paskutinis prašymas ir klausimas, kaip dvasinio gyduolio, kokie būtų patarimai. Pavyzdžiai jau buvo, be abejo, kad aš kviečiu į šviesą, ar ne, sakykime, arba žinias. Tiesiog, mūsų klausytojams, kokie dar būtų, galbūt palinkėjimai, patarimai jau iš savo patirties kaip dvasinio gyduolio?
gal ne kaip dvasinio gyduolio čia, sakyčiau, bet kas mane gal labai praturtina mano dieną ir padeda išsivalyti tuos tarakonus iš galvos, tai pasidalinsiu savo savistabos pratimu, tai yra plačiai žinomas NLP metodas. Tai aš tiesiog kiekvieną vakarą stengiuosi bent skirti bent 5 minutės savo dienos aptarimui savo galvoje. Tai jeigu aš kažkur sureagavau netinkamai, o tokių situacijų pas kiekvieną žmogų būna tikrai ne viena, nesvarbu, jeigu mes to neišsakom aplinkiniams, bet jeigu mus kažkas ar sunervina, ar užgauna mūsų jausmus, arba tiesiog sukelia bet kokias neigiamas emocijas, tai aš labai stengiuosi tokią situaciją prakontempliuoti su pozityviu savo atsaku, tiesiog vizualizuodamas tas, kas buvo tą dieną, kur mano reakcija buvo netinkama. Ir tai pravizualizavus jau kitą kartą, kai ta situacija pasikartojo, o patikėkit, tos situacijos kartojasi nuolat, ypatingai jeigu mūsų reakcija nėra adekvati, tai tuomet aš tiesiog jau man užsidega lemputė virš galvos, kad Pauliau, tu su tuo jau pradirbai. Tai per tą pratimą gal darau kokius 10 metų, tai aš tiek, žinokit, tarakoną iš savo galvos išsivaliau. Ir aš suprantu, kad jeigu aš to nebūčiau daręs, tai aš galvočiau, kad ta situacija vėl aplink mane tenai žmonės, kurie mane nervina ir kaltinčiau kitus. O tas pratimas man atnešė ypatingai daug gėrio ir laimės į gyvenimą, nes po vieną tą tarakoną aš vis išmetu iš galvos ir tų situacijų, kurios mane gali paveikti, jų vis mažėja ir tai, kas gal galėjo mane paveikti labai stipriai prieš 10 metų, dabar man tiesiog kelia šypseną. Tai labai paprastas pratimas, bet ilgainiui galva tampa vis švaresnė ir kaip ir pati esmė ir yra, kad mes esamų momentų jaustumėmės gerai. Tad kuo daugiau situacijų, kurios mums teikia neutralumą arba laimę ir neteikia nelaimingumo arba susinervinimo, tuo mes laimingesni ir galim labiau padėti pasauliui. Taip, labai dėkui. Ir tarp kitko, noriu pasidalinti, gal ir pačiam bus įdomu, nes minėjau, mes prieš keletą metų šiek tiek kvėpavome, dirbame kartu, aš dalinausi savo patirtimi prigimtinio sąmoningo kvėpavimo. Ir tikrai buvau sužavėta tuo, kiek pačiam sekėsi jums įeiti į pačią kvėpavimo techniką. Matosi, kad yra tie ir įgūdžiai jau tam tikri savistabos, darbo su savimi, su savo kūnu, su kvėpavimu ir atitinkamai gebėjimas greitai perimti tam tikras žinias. Tai yra patirties dalykas. O, man labai patinka, kai mane gyrė, jūs galite tęsti. Bet tai labai šaunu matyti, kad tai akivaizdus rezultatai darbo su savimi. Esmė yra tame. Jo, aš manau, kad tai tikrai turi daug įtakos, tai matau tame labai daug prasmės. Iš tiesų, noriu pasidalinti, kad jau iš tų 20 metų kvėpavimo mokymo patirties tenka pripažinti, kad yra labai dažna ta sustojimo tikimybė, tai yra žmogus ateina, nieko nemokantis, sakykime, darbo su kvėpavimu kontekste. Ir dėl to jis labai yra abejojantis, kai kurie ateina ir kaip tik tai sako, taigi, ko čia mokytis, jeigu mes ar taip kvėpuojame, dieną naktį kvėpuojame, nuolatos, visą gyvenimą kvėpuojame. Pradėjus kvėpuoti, ypač giliau, prasideda įvairūs iššūkiai, dėmesingumo ugdymas, sąmoningumo buvimas čia ir dabar, nekvėpuojant, iššūkis. Ir žinoma, valymo procesai įvairiausiai, įtampos atsiranda įvairiose kūno vietose, abejonės, mintis pradeda aktyvuotis, sakykime, ar ne, tai čia kalbant grinai apie kvėpavimą. Kai imame darbą, sakykime, su kūnu sportuojame, tada daugiau dėmesio tenka skirti fiziniams judesiams kažkokiems, ar ne, pratimams. Ir tarsi tada nėra kada galvoti, o ko aš tik tais guliu ir kvėpuoju, aš labai ryškiai matau visą, kas su manimi vyksta. Nežinau, ar pačiam jums teko, Pauliau, susidurti su tuo anksčiau, kai tik galbūt pradėjote darbą su kvėpavimu, sakykime, tą kelionę pažinti su sąmoningu kvėpavimu. Bet visgi manau, kad yra labai svarbu neišsigąsti ir tokių iššūkių ir pabandyti tęsti, nes valymo procesai jie neišvengiami. Ir kaip detoksikacija, mes žinom, kad yra toksai reiškinys fizinio kūno valymas, detoksikacija, yra įtampų įvairių valymas, emocijų, minčių, negatyvų paleidimas, nuraminimas. Tai tokie iššūkiai yra. Ir mano, pavyzdžiui, patirtis byloja, kad ten teisingai po 2-3 mėnesių, kartais jau po 4 kokių užsiėmimų būna, kad žmogus jau suabejoja, ar verta jam tai daryti. Kokie būtų patarimai, nes iš mano pusės aš tik vieną turiu patarimą. Tęskite, tikėkite tuo, ką darote, rezultatas ateis. Galbūt ne iš karto, bet jis tikrai ateis. O Pauliau, iš jūsų pusės, ką jūs
paprastai naujokėliui patarėte, kai jausmas yra, kad jisai nori sustoti? Labai yra svarbu nusistatyti, bent jau mūsų srityje, tikslą, kurio mes siekiam. Tikslą. Nes vienas nori labai konkrečių tikslų, ypatingai merginos nori sverti mažiau. Tai yra labai konkretus tikslas. Tokie mažiau apčiuopiami tikslai, tai yra energijos kėlimas, kas šiais laikais yra labai svarbus reiškinys, nes daugelis yra persidirbę, daugelių galva yra labai pilna, nepakankamai pailsi, tai energijos kėlimas taip pat vienas iš tikslų. Gali tikslas būti lankstumo didinimas, ar kažkoks tai konkrečių fizinių zonų gerinimas ir panašiai. Tai man labai patinka susėti mūsų tikslą su konkrečių rezultatų, kurio mes norim pasiekti, susidėlioti kažkokias tai netgi savaitinės ar mėnesinės atkarpas ir yra žymiai motyvuočiau siekti kažkokio konkretaus tikslo negu abstraktaus, kad kaip ir pavyzdys čia taip kaip užsibrėžia žmonės savo būna, nuo naujų metų aš ten pradėsiu medituoti ir dažnai nieks neįvyksta. Man labiau patinka toks, kad nuo ateinančio pirmadienio aš skirsiu 2 kartus po 10 minučių meditacijoms, ten antradienį ir penktadienį. Tai kaip ir aš nusistatau savo, kad man tai nėra kažkoks tai kosminis dalykas ir dar ir dalyką nusistatau, 2 kartus po 10 minučių man skamba, kad labai jau čia gerai kaip pradedančiam. Tai labai stengiuosi sudėti tai į kažkokius konkretesnius tikslus, nes būna visokių dienų, būna visokių savaičių. Mums visiems būna, kad mes ar turim ten mažiau energijos, ar turim mažiau motyvacijos ir dabar tada mintis, ką aš čia darau, gal tokios abejonės pradeda kilti, kuomet turim kažkokius tai konkrečius tikslus, kurių norim pasiekti, tai yra gerokai paprasčiau. Super, labai taiklus pastebėjimai. Aš dar galbūt pasidalinsiu, kad tą 12 užsiėmimų prigimtinio kvėpavimo mokymų cikle aš pastebėjau, kad labai padeda motyvacijai galbūt naujos temos, naujos idėjos, tai yra pradžioje būna atveda į kvėpavimą vienas tikslas, eigoje jis gali pasikeisti. Nepabijoti, paieškoti, galbūt praverti akiratį, neplatesnį akiratį ir pamatyti, kad aš kvėpavimo pagalba galiu dar daugiau kažko pasiekti. Bet vis tiek konkretumas tiksluose turi būti. Motyvacija tikrai su tikslais tiesiogiai susijusi yra, ar ne? Ir bent jau aš, pavyzdžiui, pasiūlau tokį, jūs dabar kvėpavimo pagalba susigrąžinsit savo taisyklingą, sakykime, kvėpavimą, jausitės vis geriau, augs sąmoningumas, gerės savijauta, savistaba, kūrybiškumas, gebėjimas drąsiai eiti per gyvenimą, tai yra ir naujų tikslų kūrimas, pavyzdžiui. Ar ne? Aš pasitikiu savimi, žinau, kad aš galiu su visais iššūkiais susitvarkyti ir todėl aš galiu išdrįsti daugiau svajoti, daugiau siekti. Vienas iš motyvacijos tokių dalykų, kvėpavime, aš nesiūlau konkrečių tikslų, aš siūlau žmonėms išdrįsti, pradėti ieškoti naujų tikslų, naujų svajonių. Tai čia, man atrodo, visose srityse, kur mes sugebam savo pagerinti savo būseną, ar tai sportas, ar kvėpavimas, ar bet kokia kitas sritis, tai tiek mes patys imamės didesnių dalykų šiam gyvenime, tiek mums jų ir atsiunčia, kai mes esam pasiruošę, tai visiškai sutinku. Taip. Pauliau, dar norėčiau jūsų paklausti, ateina žmonės, galbūt niekada anksčiau labai rimtai su savim nedirbę, sąmoningai, ar ne, jau suaugęs žmogus, suprato, kad jam reikia šiek tiek skirti daugiau dėmesio savo. Kokie galimi pirmieji iššūkiai, sunkumai? Tai aš kalbėsiu iš savo kaip trenerio perspektyvos, tai dažniausiai tai yra tai, kad jau žmogus kažką tai bandė ir jam nepavyko. Tai yra labai dažna, nes į mane kreipiasi tie, kurie pagrindinė problema, tai yra nori numesti svorio. Maždaug 8 iš 10 žmonių. Tai labai dažnai tie žmonės jau būna išbandę kokius 5-6 netgi metodus ir netgi man gali papasakoti, kas jiems nepavyko. Tai labai yra svarbu parodyti tą, kaip ir mes kalbėjom apie kvėpavimą, kad gal reikia žmogų pradžiai supažindinti su tuo, parodyti iš lengvosios pusės, kad tai galima daryti po truputėlį. Lygiai tas pats ir iš režimo pusės, aš tą savo visą veiklą vadinu režimu, tai yra mityba, fizinis aktyvumas, miegas ir sąmoningumas. 4 sritis ir į visas tas sritis aš bandau įvesti per labai švelnią prizmę, ypatingai jeigu žmogus jau buvo susimovęs daug kartų gyvenime
ir jis jau turi labai karčios patirties. Tai reiškia, kad kažkokie griežti metodai, kurių jisai dažniausiai ir imasi. Žmogus būna užsimotyvuoja, dabar viskas, aš mesiu svorį, valgysiu salotų lapus, sportuosiu 7 kartus per savaitę ir pasieksiu rezultatą. Tai po 2 savaičių dažniausiai viską meta, tai mano ir yra tas tikslas, kad parodyti, kad sportuoti nereikia tiek daug ir tiesiog reikia tai daryti efektyviai, kad mityba nebūtinai turi būti skurdi, kad mes pasiektume tikslo, kad galima šiek tiek atlikti ir kvėpavimo pratimų arba kitų sąmoningumą keliančių pratimų. Ir ta visa visuma yra tokia, kurioje aš gyvenu jau daug metų ir tai aš gyvenu tame be jokių apribojimų, kas iki šiol dar žmonėm nėra taip lengva suvokti, nes dažnai rezultatas žmonėm asocijuojasi su tam tikros rūšies kančia arba su tam tikrais apribojimais. Tai, o mano šio gyvenimo misija yra parodyti, kad taip nėra. Tai tuo aš ir gyvenu ir ta motyvacija ir sklinda iš to, kad žmogus pabandęs, atrodo, ir svoris krenta, ir sotus, ir išsimiegu gerai, ir čia ir sportas ne per daug, ir energijos daugiau, ir net kai kurie nustemba, kad čia nėra nei tos kančios, nei apribojimų, tai kur jie, juk rezultatas tai yra, tai kaip ir kančia turėtų būti, o esmė ir yra tame, kad galima tai daryti kitaip, harmoningai. Jo, kad galima, labai geras žodis, kad galima tai daryti harmoningai. Taip. Ir jausis gerai, svarbiausia, ne, turbūt. Netgi vienareikšmiškai. Einant link rezultato, dar nesant galbūt laukiamam rezultate, bet einant link rezultato, ar ne? Čia labai galiu šiek tiek pratęsti. Labai dažnas yra mąstymas, kad siekiu rezultato, dabar turiu eiti per kažkokią tai kančią. Bet kai jau pasieksiu, čia visiškai iliuzija, kai jau pasieksiu, tai tada jau bus gerai, tada aš jau ten būsiu ir formų, ir gražus, ir išsimiegosiu, ir viską, bet dabar turiu tam tikrus apribojimus. Mes kiekvieną tą dieną turim jaustis gerai, nes ta iliuzija čia tas pats, kas kai padirbsiu iki 50, dabar kankinuos labai daug dirbu ir tada jau pagyvensiu. Tai dažniausiai ir sveikata nebetempia ten tam vyresniam amžiui, kai jau per tą kančią mes ten dirbam ir stengiamės ir panašiai. Tad šiandien mes turim jaustis gerai ir tam yra visos galimybės. Taip, bet tai labai svarbu pasakyta, kad žmogus tai žinotų. Ir tada kas padeda tęsti, tai yra motyvuoja tęsti. Nes pradėti, tai tikrai motyvacijos, kaip matot, ir mes matom, būna, ar ne, pabandžiau 5 variantus, būdus, ar ne, sakykime, savo padėti nepadėjo, ieškau 6, 7, bet vis dėlto kas padeda tęsti, kas motyvuoja labiausiai? Tai 2 dalykai pagrindiniai, tai suformuoti naujai įpročiai. Nes kuomet jau žmogus turi tinkamus įpročius, tai nėra taip lengva juos išmušti. Jeigu kažkas kažką pabando savaitę, tai yra kažkoks prisilietimas ir labai galima greitai grįžti į buvusius įpročius, nesvarbu, ar tai mitybos įpročiai, ar tai miegojimo įpročiai, ar tai nesportavimo įpročiai. Ir antras yra pajustas malonumas dėl atėjusių rezultatų. Tai yra labai, aišku, disciplinos reikia, nes disciplina mus nuves ten, kur motyvacija negalėtų. Nes su to susiduriu, šitas posakis man labai patinka, nes motyvacija, kai būna taip ir tada jinai krenta vienareikšmiškai. Disciplina gal nepakyla taip stipriai niekada, bet jinai visada savo, tai tas disciplinuotumas bent jau šioks toks yra labai būtinas, nes dažnai žmonės po kokių 2-3 mėnesių taip, aš jau kaip čia ir moku maitintis, jau kaip ir su sportu man viskas aišku, aš čia dabar galiu šiek tiek savo panuolaidžiauti, nors dar prieš 3 mėnesius buvo totaliam antirežime. Tai disciplina yra labai svarbus dalykas, kuris padeda nenuklysti. Ir kas yra svarbiausia, kad tie, kurie labai stipriai nuklysta, tada pagalvoja apie atgal, eik tu savo, man reikėjo tik palaikyti, tai nereikėjo jokių ten didelių sprendimų, reikėjo tiesiog per daug nenuklysti į šoną. Ir taip padaryti, tai kaip ir nėra sudėtinga, reikia tiesiog per daug nenuklysti į šoną. Tikėti savimi, tikėti tuo, kad aš galiu. Čia gera motyvacinė frazė. Aš galiu. Taip, nes gyvenimas kartais byloja kitaip. Aš bandau, bet neišeina. Bandau, siekiu, kartoju, bet neišeina. Manau, kad yra labai svarbus ir tas asmeninis treneris. Tai yra jo gebėjimas motyvuoti. Palaikyti netgi tais nuopuolio momentais, ar ne? Nes teisingai, kiekvienas iš mūsų susiduria su pakilimais ir šiokiais tokiais nusileidimais ir nepabijoti jų, vis dėlto turėtų būti greta kažkas, kas padeda praeiti ir tęsti. Nebūtinai, visokių žmonių yra. Tai faktas, kad
tas, kuris padeda, yra naudingas. Nes būna žmonių, kurie išmoksta, pasidaro, jie yra gan disciplinuoti, tęsia visą gyvenimą. Yra tokių žmonių, kur savaitę atsitraukia, jisai jau žodžiu ten klystkeliais nuvalė. Jo, yra, ta prasme, labai įvairių žmonių yra ir aišku, tiem, kurie nuvaro klystkeliais, reikia geriau suvokti, kad žodžiu, kažkuriuose tai gyvenimo reikaluose jie tiesiog patys negali. Tai čia kalba apie tai, kad nebijokime, netgi jeigu atrodo jau viską mokam ir žinome, visgi kreiptis pagalbos, ar ne? Ko gero. Bent jau pradžioje tai yra ypatingai naudinga, kaip bet kokią mes sritį gyvenime paimsim, tai jeigu mes norim joje būti kažkokie tai geresni, tobulesni, tai ir tai daryti patys, vadinasi, mes patys turim praeiti per tas klaidas. Tai arba mes tai norim daryti ir norim skirti labai daug laiko, arba galime eiti trumpesniu keliu ir kreiptis pagalbos. Tai čia ar bus sportas, ar mityba, ar bet kokia kitas sritis, tai keliai du vienodi yra. Taip, tik vienas galbūt su profesionalų pagalba yra šiek tiek greitesnis, faktas, efektyvesnis ir saugesnis netgi. O, tai vienareikšmiškai mes čia kalbam apie mūsų sveikatą, tai tie eksperimentai kartais tos pamokos viskas gerai išeina, bet yra liūdnesnių pavyzdžių. Būna visko, todėl tikrai linkiu pasitikėti savimi, tikėti savimi visiems, bet tuo pačiu vis dėlto neužmiršk, kad pas mus yra labai daug puikių profesionalų, kurie gali pasidalinti savo patirtimi. Kviečiu tikrai ieškoti tokių ir kreiptis pagalbos. Tikrai žmonės padės. Mes pasirengę padėti, Pauliau, taip? To ir atėjom čia. Taip, tikra tiesa. Ačiū labai už puikų pokalbį ir tikrai įkvepianti ir linkiu sėkmės. Ačiū labai. Viso gero. Viso.